Tu ar žinojai, kad 2-3 nektarinai per dieną, jeigu ypač juos derinę su varške, jogurtu arba kitais baltymais, gali būti puikiai prevencinė priemonė ligų, tokių kaip onkologijos, todėl kad beta-karotinas ir liuteinas padeda išvengti rizikos onkologinių susirgymų, tokių kaip prostatos, imuninės sistemos stiprinimas, raumenų ir odos sveikata, todėl kad nektarinai yra labai geras vario šaltinis, kuris labai svarbus kolageno sintezai. O kolagenas, aišku, aktualu odos elastingumui, raumenų stiprumui, regeneracijai. Vitaminas C skatina kolageno gamybą, o vitaminas A saugo odą nuo ultravioletinių spindulių. Taip pat širdies kraujagyslių sveikata. Žodžiu, nori turėti gerą prevencinę priemonę, 2-3 šie nuostabūs vaisiai su baltymais per dieną gali atstoti daugelį kitų maistų produktų. O jeigu nevalgai nektarino ir nežinai, ką reikia daryti, kad vis tik išvengti šitų problemų su savo sveikata, parašyk man, žinau netgi gerą pakaitalą nektarinai.